iš principo filmas pasakoja dviejų jaunų žmonių meilės ir pavydo istoriją. Toks pirmas, tarkim, sluoksnis. Tiesa, kažkur apie pusę metų. Nuo scenarijaus, ne pradžios, po to filmavimas, montažas ir, matai, čia buvo mano magistrinis darbas, diplominis magistrinis darbas. Manau, kad filmai, kurie yra padaryti, nufilmuoti studijų metu, būtent bakalauro, tai jie yra tiesiog studentiški filmai. Tai yra pedagoginio proceso kažkokia dalis. Ir viskas, o šitas jau buvo nufilmuotas, kaip ir baigus bakalauro, tarsi jau turint diplomą režisieriaus, tarsi jau profesionalesnis kažkoks. Buvo dvi scenos, kurios buvo labai sunkios, tai tos konfliktų scenos, kai Vytas ir Ona pykstasi. Tai jos buvo sunkios visų pirma ir dėl aktorinio, ir po to kita buvo priežastis, kad tos scenos abidvi buvo filmuojamos, aš neklystu, 2 dienas iš eilės. Tai buvo naktimis daroma viskas. Tie būtai, kuriuose mes filmavom, tai yra tie standartiniai sovietiniai daugiabučiai, kur yra labai mažai vietos, o ten turi būti 20 žmonių sutilpti. Tai va, ir jos buvo žiauriai sunkios ir mes ten darėm labai daug dublių, kadangi mes filmavom kino juostas, tai mes labai stengiamės taupyti juostą ir daryti kiek galima mažiau dublių. Tai reiškia, mes labai daug repetuojam ir tada jau filmuojam maksimum 2 dubliais, o tenai buvo 6, 7 ar 8 dubliai, daug, žodžiu, juostos suėjo tom scenom, nes jos šiaip pačios yra labai ilgos ir tai yra 8 dubliai, tai jo. O ir dar kitas buvo labai sunkus dalykas, tai Žirmūnuose ar Naujamiesty filmuoti eksterjerus, nes labai daug žmonių vaikšto ir komanda yra maža ir reikės sustabdyti didžiulę, pavyzdžiui, gatvę, kad užtverti eismą. Tai tas irgi buvo labai sunku. Aš tiesiog nebuvau matęs Vilniaus būtent filmuojamo tokiose vietose kaip Žirmūnai ar kažkokie Lazdynai, būtent tose senose sovietiniuose daugiabučių rajonuose. Tai va, ir kodėl man, pavyzdžiui, tai yra gražu ir miela, nes supranti, visų pirma, tai didžioji dauguma žmonių, Vilniečių, gyvena būtent tose rajonuose, o kažkaip lietuviškam kine to taip aš nematydavau. Nebent tik tai dokumentiniam kokiuose filmuose išlįsdavo tie rajonai, o šiaip atrodo, pasižiūrėjus kokį lietuvišką filmą, atrodo, kad lietuviai gyvena visai neblogai. O iš tikrųjų didžioji dalis gyvena tokiuose sutriušusiuose sovietiniuose daugiabučiuose, 9-aukščiuose, 5-aukščiuose. Man atrodo, tai yra pats geriausias Lietuvoje kino aktorius savo amžiaus grupiai. Jisai tiesiog, man atrodo, labai tinkamas mano filmų personažam, tokiem kažkokiem, nežinau kaip jis pavadinti. Tiesiog, žmogus iš gatvės yra ir jam labai tinka tokie žmonės iš gatvės. Toks žmogus, kurį tu gali sutikti, nežinau, Žirmūnuose, Baltupiuose, prie parduotuvės, ten, nežinau, perkanti cigarečių pakelį ir alaus butelį, nežinau. Tiesiog pats paprasčiausias eilinis žmogus, be jokių pretenzijų į kažką. Tai, ką aš galvoju, man atrodo, ten filme yra parodyta iš principo. Bet būtent, kad tai labai dažnai ir sąlygoja kažkokį susvetimėjimą, nesugebėjimą bendrauti, palaikyti normalių kontaktų, ryšių su kitais žmonėmis. Realių būtent kažkokių, nors kaip ir tam filme Vytas, jisai su Ona net nemoka nei pasišnekėti, nei su tėvais jisai moka pasišnekėti, nei tėvai su juo moka pasišnekėti. Visi ten iš principo tyli, tas visas filmas yra vien tyla praktiškai, ten nesišneka. Jeigu šnekasi, tai pykstasi arba, nežinau, tie dialogai apsiriboja keliais ten žodžiais, kad ten pavargęs esi arba nieko neveikiu, nieko nedarau. Man tai atrodo, kad amžius. Iki 40 esi jaunas, po to turbūt jau nebe. Aš nežinau, ar čia yra kažkokios savybės ten specialios, reikalingos. Nes atrodytų, kad stereotipiškai mąstant režisierius turėtų būti toks kažkoks vedlys, ten, kaip karvedys. Bet aš taip negalvoju. Jis gali būti karvedys, gali būti tironas kažkoks, o gali būti atvirkščiai kaip koks ten Maikas Lee, kuris kartu su aktoriais scenarijų rašo ir su jais labai daug improvizuoja ir yra labiau, nežinau, bendradarbis. Aš labai geras režisierius. Bet, ta prasme, demokratiškas, man atrodo, pakankamas. Labai daug bendrauju su aktoriais.
Labai mėgstu su jais dirbti, repetuoti ir su operatorium, ir su dailininku. Man taip atrodo, o kaip iš tikrųjų, tai čia jų reikėtų paklausti. Dažnai tai nežiūriu iš to televizoriaus. Jeigu žiūriu, tai žinosiu sporto varžybas. O ką aš galvoju apie pramogų pasaulį, man tai jisai yra labai įdomus. Jo, jisai iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio atrodo, jis yra bevertis ir nieko nesakantis. Toks rusiško popso pigus coveris. O iš principo, tai man atrodo, čia yra geras labai tautos veidrodis. Istorikas turbūt. Nevykęs istorikas. Kodėl? Nes studijavau istoriją prieš tai dėl to. Apie provinciją Lietuvos.